Labas LSS bendruomenė. Aš esu Jeva ir šiandien mes čia turime Miglę. Labas, Miglė. Labas. Aš nepradėsiu taip kaip tu. Čia buvo Jevos idėja. O, kad aš pamečiau mikrofoną. Tai labas, Miglė. Labas dar kartą. Malonu tave čia matyti. Mes sugrįžtam su tavimi į rubriką, kurią mes esame pradėję prieš kažkiek mėnesių. Rubrika, kurios idėja ir buvo LSS vidinės komunikacijos vadovo Dovydo atgal prie laužų. Tai kalbinti alumnius, kurie galbūt jau rečiau pas mus pasirodo, galbūt dar pasirodo, bet kurių kartais nežino nei patys alumniai, nei mūsų LSS bendruomenės nariai. Tai šiandien labai džiaugiuosi, kad turime tave ir kad galiu tave pakalbinti. Kaip juokiamas, kad šią savaitę jau antrą kartą susitinkam, nors prieš tai nesimatėm gal metus. Taip. Tai jo, tai gal trumpai tiesiog pasakysiu, kad Miglė, aš žinau, kaip buvusią LSS narės LSUSA prezidentė ir dabar yra LSS valdybos narė. Tai šiaip pažįstu, manau, kad tave iš darbo pusės, nes nemažai laiko esame ir pradirbusios ir tarybų, ir kitokiose formatuose, bet tikiu, kad žmonės, kurie žiūrės, tai ne visai tave pažįsta. Tai norėsiu šiandien sužinoti ir apie tai, kaip tu augai iki tol, kol užaugai iki šiandien ir kokia esi šiandien ir ką veiki gyvenime. Ir gal trumpai noriu pasakyti, kad šita rubrika yra tam, kad jūs turėtumėt 30 minučių pokalbį, iki 30 minučių pokalbį, kurį jūs galite pasiklausyti, kol gaminatės valgyt, per pietų pertrauką ir tai neįpareigotų jūsų klausytis kaip filmo žiūrėti jį, bet tiesiog galėtumėt pasileisti fonui. Ir jeigu turite rekomendacijų ar pasiūlymų, ką galėtume pakalbinti iš alumni, tai kviečiu tuos pasiūlymus parašyti komentaruose. Tai galime pradėti. Tai pirmiausia, gal gali truputį plačiau papasakoti, be to, kad buvai prezidentė, kaip ta kelionė atrodė iki valdybos narės dabar pareigų? Tai mano kelionė apskritai studentiškam judėjime prasidėjo ganėtinai vėlai. Aš esu tas atvejis, kai ne nuo pirmo kurso buvau studentų atstovybėje, nedalyvavau savo ten fuksų stovykloje ir visą šitą pirmus 2 metus praleidau. Turėjau šiek tiek kitokią studijų pradžią, savo studijas stabdžiau, keliavau į užsienį, vėl grįžau ir į atstovybę atėjau apskritai tik tais 3 kurse, jeigu gerai atsimenu. Oho. Yes. Ir iš tikrųjų labai stačia galva į tai nėriau. Visiškai į socialinius ir akademinius reikalus, buvau visiškai akademinių dalykų fanatė, man buvo labai įdomu viskas, kas yra susijęs su senatu ir akademiniais procesais ir tuo, kaip aš, nesąžininkai gal taip sakyti, bet tuo tikruoju studentų atstovavimu. Ir pabuvus gal nepilnus metus turbūt, aš ir kandidatavau į prezidentus savo atstovybėje, prieš tai aišku dirbus socialinio akademinių reikalų komitete, buvusi senate, traukusi absoliučiai turbūt visus LSS renginius mokymus, ką tuo metu buvo galima gauti, nors tai buvo toks post-covidinis laikotarpis. Ir taip kažkaip labai greitai išsirutuliojo tas mano kelias iki tapimo prezidente. Jis nebuvo sklandus ir lengvas, bet čia jau mes kaip ir juokavom prieš įrašinėjant podcastą, kad galima atskirą podcastą turbūt padaryti apie būtent konfliktų sprendimą ir įvairius mikroklimato bangavimus organizacijai. Bet jo, ir tapus prezidente aš turėjau 1 kadenciją ir jis sutapo su mano bakalauro studijų baigimu, todėl antrai kadencijai aš nebekandidatavau ir pakeičiau savo aukštąją mokyklą ir jaučiau, kad galbūt išėjus į kitą aukštąją mokyklą, šiek tiek atitrūkus nuo savo studentų atstovybės, jaučiau ir atitrūkus nuo studentiško judėjimo ir kažkaip galvojau, kad liksiu jame šalia kaip stebėtoja, kaip kasmet atvažiuojant į asamblėją, bet jaučiau visą laiką, kad gal per trumpai pabuvau dar tam visam virime ir procesuose, jo veiksme, kad pabūčiau ta alumnė dabar, kaip tie senieji vilkai, kur atvažiuojau ten prabuvę 10 metų. Ir labai džiaugiuosi, kad vieną dieną, kai reikėjo ieškoti valdybos naujų narių, aš kažkam galvoje pabuvau kaip galbūt galimas variantas. Ir labai džiaugiausi, kad galėjau sugrįžti į būtent studentų sąjungą kaip valdybos narė. Ir dabar jau tas gyvenimas dar pažengęs metais į priekį, nes aš jau baigiau pirmosius metus valdyboje ir beveik jau baigiau ir prasideda mano jau beveik 2 metai.
Tai mano kadencija kaip valdybos narės yra jau įpusėjusi beveik. Ir dabar aš esu vėl grįžusi į savo alma materį, Lietuvos sporto universitetą, su pirmo kurso doktorantė ir šviežiai išrinkta senatorė. tai vėl jaučiuosi pilnai įsitraukus vėl į studentišką judėjimą. Ir tas mane labai džiugina, nes šiaip mano gyvenimas yra pilnas visokių veiklų. Ir aš visą laiką studentišką judėjimą, studentų atstovavimą radau kaip... negaliu sakyti prasiblaškimą, bet kaip tam tikrą mane labai džiuginantį hobį. Aš labai gerai jaučiuosi ir labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie studentiško judėjimo vienokiam ar kitokiam formate, vienokiose ar kitokiose pareigose ir jaučiuosi, kad galiu būti kažkuom naudinga ir taip atiduoti savo duoklę visuomeniai. Ačiū, labai graži mintis. Atrodo, kad su pirmu klausimu paskutinę sakinį galima įdėti podcast'ą. Ir viskas. Tai man įdomu keli tokie faktai, tai ką tu pirmiausia bakalaurą studijavai, kadangi sakai, kad keitėjai studijų programą, magistrę ir dabar doktorantūrą jau išgirdau. Jo, tai mano bakalauras buvo sporto bakalauras, aš baigiau treniravimo sistemas ir šiuo metu dalį savo darbo dienos dirbu kaip specialistė, treniruoju mažus leliukus dziudo. Ir pati esu to sporto profesionalė, dar ir keliauju po pasaulį ir dalyvauju varžybose ir profesionaliai sportuoju. Miglė labai rimtai profesionaliai sportuoja. Aš turiu omeny, kad tai nėra tiesiog hobis, aš kaip suprantu, ir tai yra tikrai didelis laiko investavimas į tai ir tu turi dar vis tikslų šitam sportui. Jo, jeigu taip nepasikuklinant, tai šiai dienai esu aukščiausia reitingo vieta užimant ir geresnio dziudo sportininko Lietuvoje nerastumėt pagal viską. Šilai. Tai jo, bet čia šiai dienai, nežinom, kas bus rytoj ir poryt, bet jo, dabar tas mano gyvenimas yra toks ir aš iš tikrųjų dirbu pagal specialybę, bet mano magistras buvo visiškai kitoks. Aš baigusi sporto studijas, turėdama sporto bakalaurą, labai norėjau kažkokio plano B, nes sportas, žinot, jis yra toks, karjera kažkada baigsis, galbūt tu nenorėsi visą gyvenimą suktis tame sporte, o aš jaučiau, kad mano galva yra atvira ir kitom mintim ir idėjom. Ir man labai buvo įdomu, bet kas buvo susijęs su politika, čia irgi aš esu dėkinga LSS-ui, kad jisai šitą įgūdį ir tą žingeidumą politikai manyje ugdė. Ir aš pasirinkau būtent strateginės komunikacijos magistro studijas KTU. Ir jas baigiau per kiek čia, praėjusiais metais atsiėmiau savo magistro diplomą, lygiai prieš metus. Ir rašiau savo baigiamąjį darbą būtent susijusi su politinė komunikacija, su partijom. Esu labai dėkinga LSS-ui, kad labai nemažą bazę susidėjau politinės aplinkos suvokimo jau veikdama LSS-ą kaip prezidentė, sėdėdama taryboje. Ir šiaip, kai šiandien ryte važiavau iš tą podcastą ir pagalvojau, kad kiek daug iš tikrųjų LSS davė, ne tik per mokymus, bet ir per buvimą prezidente, per darbą taryboje ir kad aš galiu ten, nežinau, pasigirti, kad sėdėjau prie vieno stalo ten su Šimonyte ir švietimo ministre. Tokie wow dalykai, kur galvoju, fainai, žiauriai fainai, kad tos galimybės yra. O dabar šiai dienai, kaip ir minėjau, grįžau į savo alma materį, LSU ir esu biologijos krypties. Tai grįžau kaip ir prie pagrindų ir esu biologijos krypties doktorantė. Okay. Tai kas man atrodo yra labai stipru, tai kad pas tave yra toks nuoseklumas iš vienos studijų pakopos į kitą ir taip į trečią, nes dažnai pati susimaščiusi esu apie doktorantūrą ir svarstau stoti į ją ir svarstau, kiek metų man reikės pasiruošti, kad įstoti tą doktorantūrą. Tai atrodo, kad wow, didelis žingsnis, kad tu iškart šokai šitą traukinį. Tai labai smagu, mums visada yra faina mūsų bendruomeniai turėti daugiau doktorantų. Tai Pargrįžtant truputėlį į tą pačią istoriją ir tavo buvimą dar LSU-SA, nemažai jau paminėjai, kad kokie tie žingsniai buvo, bet gal galėtum pasidalinti kažkokiais reikšmingais įvykiais, kurie pas tave buvo iki kadencijos galbūt dar prezidentavimo, o gal prezidentavimo metu paminėjai ir konfliktinius, ir mikroklimato bangavimus ir panašiai, galbūt ne su tuo susiję, bet žodžiu kažkokius įvykius, kurie buvo įsimintini tau, būnant atstovybėje. Kas įstrigo atmintyje, žodžiu? Man sunku gal atsieti tai, kas vyko tik atstovybėje ir kas pynėsi su LSS-u, nes vis tiek tu, jeigu kalbam apie kadenciją, tai tu kaip prezidentauji vis tiek vieną dieną sėdi ten savo rektorate, kitą jau LSS taryboje ar dar kažkur, tai visą tai persipina. Šiaip sunku būtų vieną kažkokį įvykį išskirti ir čia turbūt, kai bandai tai prasukti visą juostelę atgal,
daug visko buvo ir iš tikrųjų, sakau, mano tas kelias iki prezidentės posto nebuvo lengvas ir pirmas pusmetis turbūt mano kadencijos buvo toks labai banguojantis, nes mūsų rinkimai buvo labai, labai balsai lygiai pasiskirsti ir aš iš tikrųjų laimėjau rinkimus tik vieno balso skirtum. Čia yra jau negerai, nes tu turi visiškai susiskaidžiusią organizaciją, opozicija kaip Seime. Tai jūs turėjote 2 kandidatus. Jo, ir tarp mūsų buvo vieno balso skirtumas ir viskas galėjo būti visai kitaip, jeigu būtų galbūt kiti žmonės tie rinkimus. Kokia yra organizacija? Aš manau, kad šiai dienai mes turime tokius visai kraštutinumus. Kai kuriuose savivaldose mes turime jau tradiciją, kad metai iš metų yra vienas kandidatas ir kažkokių prošvaišių dideliai demokratijos šventijai nėra, bet kai kuriuose atstovybėse mes turim po 2 ir net po 3 kandidatus ir jie auga ir labai džiugina tai. Ir mes visą laiką turim tokį pasidžiaugimą, kad demokratijos šventė įvyko, turėjo pasirinkimą balsuojantis rinkėjai, bet mes žinom, su kuo susiduria tada, arba bent jau spekuliuojam, su kuo gali susidurti išrinktas naujas vadovas, tai jis grįžta į organizaciją, kuri yra galbūt nepalaikė jo, nebalsavo už jį, arba labiau pasitikėjo kitų tiesiog žmogumi. Kaip tu atsimeni šitą laikotarpį? Kokią organizaciją tu grįžai, per kiek laiko jinai galbūt keitėsi ar ne? Kaip tau sekėsi prisijaukinti tą organizaciją? Jo, tai sunku buvo. Aš per pirmą pusmetį savo kadencijos gal 10 kartų pagalvojau, kad blemba galėjo geriau mane ten sutriuškinti vienus vartus ir būčiau aš dabar rami ir gyvenčiau ramiai. Bet tu grįžti į organizaciją, kur realiai pusė žmonių nenorėjo tavęs matyti kaip prezidentės, arba galbūt jiem netiek skauda, bet jie galbūt labiau tikėjo kitų kandidatų. Ir tu vis tiek turi dirbti su ta organizacija, nes tu turi vis tiek tiem žmonėm aiškinti, kad mes, nesvarbu, kai baigės tie rinkimai, mes turim dirbti dėl studentų, dėl tų pačių bendrų tikslų ir ten mūsų konferencijos laikai yra pavasario gale arba vasaros pradžioj ir mes turim jau ruoštis ten pirmakursiam ateinantiem. Tas laikas toks, kur tu negali tiesiog spręsti konfliktų labai daug laiko atimant tam. Bet iš tikrųjų pirmas pusmetis buvo labai banguotas ir reikėjo labai daug vidinio darbo ir tikrai buvo žmonių, kurie gal buvo priešiškai nusteikę ir prieš mane arba prieš tam tikrus žmonės mano komandai. Ir iš vienos dalies aš esu labai dėkinga, kad tą komandą turėjau, kuri ten užsidarius kambariukę vis tiek sakė, kad mes galim sulipdyti, mes galim padaryti, reikia išspręsti ir palaikė. Ir labai iš tikrųjų šiai dienai, kai viskas jau praėjo, tai mes ir juokiamės ir viešai pasijuokiam, kur nors pasikomentuodami LSS naujienose, kad turėjome tų konfliktų, bet dabar iš tikrųjų aš gal labiausiai esu dėkinga tiem žmonėm, kurie buvo tie mano opozicionieriai ir didžiausi konfliktuotojai, nes dabar mūsų santykiai tokie, kur mes galime į alaus į miestą išgerti, viskas yra labai, labai okei jau ir tikrai jokių nuoskaudų bent aš nelaikau. Bet tuo metu buvo sunku, bet ta patirtis žiauriai mane užaugino ir manau, kad ir tuos žmonės užaugino, nes reikėjo perlipti per save, susėst, šnekėt ir turbūt mano patarimas bet kam, kas turi savo organizacijose, komandose kažkokias konfliktinės arba mikroklimato nejaukes, nepatoges, nemalonės situacijas, pirmas dalykas yra turbūt kalbėti ir šnekėti, nes labai dažnai ypač šiomis dienomis, man rodos, žmonės turi tą tokį norą užsitverti, norą vadovautis principais, norą galbūt turėti savo grupelės, kur mes tose grupelėse labai, gal apstumėm, gal padiskutuojam politkorektiškai, bet turim savo saugias diskusijų ratelius, kur mes išreiškiam savo pozicijas kažkam už nugaros ar panašiai. Ir ta komunikacija, tiesiog susėdimas viens ant vieno arba ten tos grupelės susodinimas vienas priešais kitą ir šnekėjimas, kalbėjimas ir komunikacija iš tikrųjų sprendžia tikrai daugiau nei pusę problemų. Nes ir nukrenta visi akmenys nuo širdies ir tu iškomunikuodama supranti, kad tu visai netaip įsivaizdavai, kad tas žmogus galvoja. Ir tu supranti, kad tave visai netaip suprato galbūt. Ir kai tu išsišneki ir galvoji, blemba, čia gal nėra tokia didelė problema, kaip mes galvojom prieš valandą. Tai mano patarimas bet kam, kas patirėt kažkokius konfliktus, būtų tiesiog atsisėsti ir šnekėtis, nes didžiąją dalim tai sprendžia labai didelę dalį problemų.
Labai gerai pasakė ir man atrodo, kad taip ir yra ir labai pritariu iš psichologinės pusės, žmonių sąveikos ir komunikacijos visos, tai, pirmiausia, apie kalbėjimą. Mes pradėjome apie tavo kelionę atstovybę ir prezidentavimą ir gal įdomu yra šiaip išgirsti. Aš turiu gal tokį tam tikrą stereotipą, kad žmonės, kai eina į vadovo pareigas, visi aplinkui, o ypač alumniai, sako, koks tavo vienintelis tas darbas, kurį tu padarysi, dėl ko tu eini, kas yra svarbiausia. Ir tu, kai eini į pirmą kadenciją, tu toks, tai dirbsiu, tai čia ir bendrabučiai, tai čia ir kokybė, tai čia ir dimensija socialinė, tai čia ir renginių viduje, tai ir mikroklimatą gerinti ir atstovauti nacionalinę. Žodžiu, apstu visko ir tas yra metai iš metų ir niekas nesikeičia, ar ne, mes visą laiką 20 metų dirbom su kokybė, 20 metų ten viską tobulinam ir panašiai. Tai ar buvo pas tave kažkokia mintis, kokį pagrindinį dalyką tu eini padaryti ir dėl ko tu eini kažkoks darbas. Ir jeigu ne, tai tiesiog, kaip manai, koks yra ta etiketė, galbūt prie Miglės įvyko tas, prie Miglės padarėm šitą. Aš nesu linkus prisimti kažkokiu nuopelnu, ką mes padarėm, ar ten plakt save dėl ko nepadarėm, nes galbūt ko mes nepadarėm po metų ar 2 tapo nebeaktualu, arba kažkas kitas padarė ir galbūt jis jau norėtų prisimti nuopelnus už tai, bet mes tam padėjom pagrindą. Tai yra sunku išskirti kažką, nes tu prezentavai metus arba geriausiu atveju 2. Kai aš pabaigiau savo kadenciją, kai turėjau realiai tik pusmetį jos sklandesnės, be pykčių ir konfliktų ir organizacija jau pradėjo kažkiek veiktis ir varikliukas užsikūrė, aš galvojau, ir baigėsi. Ir norėjau gal dar metus eiti, bet aš nebeturėjau tokios galimybės. Bet iš tikrųjų per metus tu labai mažai ką padarysi. Ir bėda su naujai ateinančiais prezidentais, tai kad dažnai jie sugalvoja kažką pompastiško arba visiškai kitokio, nei buvo daryta prieš metus. Ir čia gali būti problema, nes per metus tu mažai ką pakeisi, o tęstinumas šitoje vietoje gali būti stiprybė. Tai pavyzdžiui, prie manęs, kaip prie Ruso, per mano kadenciją mes pagaliau išsireikalavom, negaliu sakyti, bet radom kompromisą ir finansavomės LSP pirmą kartą. Jo. Mūsų aukštoji finansuoja mūsų bakalauram pirmakursiam LSP-ukus. Ir aš negaliu sakyti, kad tai yra mano nuopelnas, nes tai buvo bandyta daryti jau prieš tai, jau Paulius, kurį aš pakeičiau, dabar irgi jau valdybos LSS narys, dėjo pagrindą tam ir aš tikrai toliau dirbau remiantis tuo, ką jis rašė, kokius raštus jis kreipimus jis dėliojo ir bandžiau ieškoti, ką mes galim gal dar paspaus, dar geriau padaryti, gal kažkokį geresnį ryšį, santykį sukurti, bet tai nebuvo nuos dalykas, kur tai buvo mano gairėse, aš turėjau įsirašyti šitą kaip vieną iš didesnių dalykų, ką aš norėčiau padaryti per tą kadenciją. Taip, tai pavyko, bet tai tikrai nebuvo tik mano nuopelnas. O jeigu iš kitos pusės pasižiūrėsim, sakai, nenoriu save plakti už nepadarytus darbus, bet galbūt yra kažkokių dalykų, kur atsimeni, kad svajojote, bet tos svajonės, nepavyko įgyvendinti. Vat per mažai laiko buvo, arba įgyvendino jau kitos kartos, bet labai norėjusi spėt gal. Neįgyvendino ir man rodos tai aktualu dar vis ir dabar, tai čia gal vienas iš tų dalykų, kur buvo mano didžiausias arkliukas, varikliukas, kai aš atėjau ir labai dažnai ir LSS-o visoji terpiai tuo metu buvo diskutuojama apie dėstytojų kompetencijas ir tai ir dabar dar yra aktualus dalykas daugelį aukštųjų mokyklų ir man, labai aš ten buvau tas toks jaunatviškas maksimalizmas ir tas entuzijazmas, kur atrodo susiplėčius ten marškinius, bet trūks plyš padarysiu. Bet tai irgi taip greit nepasidaro. Ypač mūsų aukštoji mokykla gal nėra puikiai terpė tuos pokyčius lengvai gyvendinti ir tam reikia ir daugiau laiko ir daugiau galbūt įstatyminių pokyčių. Bet tu kalbėjai apie sistemą, atsiprašau, kad pertraukau. Apie sistemą, kaip keltis dėstytojų kompetencijas. Kaip keltis ir galbūt jas monitorinti, jeigu galima tokį žodį panaudoti, nes tai visgi atsiremia į studijų kokybę ir studijų kokybė visiškai priklauso nuo to, kokį dėstytoją tu turi ir kaip jisai turi kokius gebėjimus, kompetencijas ir jeigu tu, gyveni COVID laikais, o tavo dėstytojas nežino, kaip kompiuterį įsijungti, tai tavo studijų kokybė nuo to kenties. Ir mes labai norėjom čia kažkokio proveržio, nes tikrai gaudavom ir iš studentų nemažai nusiskundimų tiek po covidiniais laikais, tiek pati kaip studentė eidavau į paskaitas ir matydavau, kad ne kiekvienas dėstytojas turi tam dovaną kompetencijas ar ten tiesiog elementariausius komunikacijos gebėjimus būti dėstytoju.
Tikrai, kad klausimas neišsprendžiamas per metus ir dabar iškilęs dar labiau nacionalinį mastą. Taip. Aš atsimenu, kad savo kadencijos metu, dar būdama atstovybėje, mes kalbėjom labiau lokaliai ir Taip, ką taip, padaryti taip. pas mus, kaip užtikrinti vidinę tą dėstytojų kompetencijų ugdymo kažkokią kokybę ir panašiai, bet dabar jau ir nacionaliniam mastu Taip. turim. Tai tas yra faina, kad kyla tas klausimas vis aukščiau ir aukščiau ir Taip. dabar jis yra irgi aktualus. Tai gal tada perėsiu jau tą pusę, kai jau esi alumni. Ir gal dar įdomu yra iš tikrųjų, ar būnant organizacijai, tai labai jautei alumni LSS kažkokį indėlį, bendravimą su alumniais, ar tau, nežinau, norėsi visada, kad būtų alumniai arčiau, ar tau priešingai. Yra kaip yra, reikia sukontaktuoji. Ne, šiaip tu visą laiką matai, kad organizacija tiek pat stovi ant jos narių, aktyvių narių, tiek pat ir ant alumni. Nes, kaip ir minėjau, anksčiau LSS yra terpė, iš kurios išeina didelės asmenybės, daug gyvenime pasiekia žmonės ir tau, atrodo, sudeda labai gerą basic pagrindą žengti gyvenimą tiek iš charakterio asmenybės pusių, ką tu ir išsineši ten darbo rinką, verslo kūrimą ar kažką panašaus. Tai mes galim matyti, kiek alumnių grįžta mokymuose, vest kažkokių temų, kažkokių koordinavimų ir mes matom, kiek jų grįžta į asamblėją, tą pačią tiesiog pabūti organizacijai, tiesiog susitikti kasmet ir tu supranti, kad čia turbūt didelės problemos nėra. Faktas, kad jeigu mes žiūrėtumėm procentaliai, kiek tų alumnių grįžta, galbūt norėtųsi tų skaičių didesnių, bet tai yra natūralu, nes ne visi gal ir tiek tapatinasi save su organizacija, kai keičiasi gyvenimas, keičiasi aplinkybės, galbūt galų gale ne visi jau ir šitam pasaulio gale. Tai apskritai aš jaučiu labai didelį indėlį tiek iš alumnių į LSS, tiek kai tu, man teko beveik metus, gerą pusmetį pagyventi, neveikiant nei atstovybei, nei LSS jokiose pareigose ir pabūti tuo, tikruoju alumniu. Tai yra tik tais žinot, kad asamblėja bus ir atvažiuoti į ją. Dar kažkuriais metais, gal nepamenu, ar čia sutapo, bet moderavau dar kažkokią darbo grupelę asamblėjai. Bet tik tiek, tu žinai, kad tu esi iš tikrųjų jauties, taip iš dalies nešiojamas ant rankyčių. Sveiki, alumnai, atvažiuokit pas mus ir bus toks renginys, mes kviečiam, registruokitės ir... Bet tikriausiai normalu, jeigu tu žinai, kad žmonės tiek metų čia yra atbuvę ir jeigu mūsų tikslas yra, kad alumniai tiesiog atvyktų, jie būtų ir mes galėtume su jais pabendrauti, juos dar vis prisišaukti, ar jie galėtų susitikti tarp savo alumnių, kurių seniai matė, tai tikriausiai nieko kito ir nesitikė. Tai aš manau, kad it goes both ways, nes kai tu jauties vertinamas kaip buvęs organizacijoje kažkoks narys, ar ten buvęs prezidentas, ar valdybos, ar ten priežiūros narys, ir tu esi tos bendruomenės dalis tam tikrą prasme, nors ir jau nebeveikia aktyviai, tu visą laiką norėsi duoti atgalinį ryšį. Visą laiką, kai tu gauni kažkokį ten pakvietimą, kad ir ne iš LSS, bet tarkim iš bet kurios kitos narės, ten tarkim su tam susisiekia kokios kolegijos ten, dabartinis ten kokžikas ar kažkas ir tu galvoji, ne, aš tą pažįstu pirmą kartą matau, bet jis prašo atvažiuoti mokymus ir ten... Jis išdrįsta prašyti, suformuluoti žinutę. Taip, ir tada tu galvoji, šitą aš negaliu atsisakyti. Ir tu jauti tą tokį kaip ir įsipareigojimą, bet ne tokį kaip spaudimą, žinai, social pressure, jo, bet tu tiesiog nori, nes tu žinai, kad tu esi laukiamas to organizacijoje. Tai šitas dalykas yra labai fainas, kad tiek organizacija myli alumnus, tiek alumnai myli organizaciją. Faina. Labai smagu ir labai pritariu, man atrodo, kad tai yra toks iš abiejų pusių ryšys ir indėlis. Šitą iškirps. Bet mes einam į pabaigą. Aš noriu kelių paskutinių dalykų. Tai pirmiausia, gal taip pabaigos dalį. Kokį tu matai LSS dabar? Ar esi per tą laiką iš valdybos pozicijos, aišku, nesi atitolęs labai 10-metį alumnis, ar ne? Bet kokį matai LSS, kiek jis keičiasi ar ne? Ir, nežinau, gerai linkme eina, ne? Sunku gal įvertinti, nes kaip ir sakai, viskas labai persipino. Tai čia tu jau esi 4. prezidentas LSS, kurį aš matau gyvai gyvuodama šalia tos organizacijos ir sunku gal atskirti, kur čia buvo to žmogaus era, kur kito era. Tai jeigu taip skirstant į kadencijas, gal kiek sunku pasakyti, bet apskritai man rodos labai natūralu, kad organizacija keičiasi vien dėl to, kad mes esam
studentų atstovybės vienijanti organizacija, tai reiškia, kad mes vienijam tam tikrą prasme visus studentus ir tie studentai ateina vis kitokie, keičiasi kartos, ateina jaunesni žmonės, kartais mum net esantiem, nežinau, alumniam arba esantiem kažkokiose pareigose, bet turint jau beveik, kiek čia, 6 metus, 7 skirtumo tarp ten ateinančių pirmakursių ir atvažiuojančius į ten mokymus LSS, o kai kurios pirmakursius, kur tu supranti, dar 2 metai ir mus skirs 10-metį, žinai. Taip. Tai tu supranti, kad natūralu kartais ir galbūt ne visai suprasti juos, jiem ne visai suprasti mus, bet organizacija džiugu, kad išlaiko tą liniją ir tradicijas ir sugeba prisitaikyti prie tų pokyčių. Pavyzdžiui, ta pati asamblėja, aišku, įdomu, kaip nustebinsit šiemet, bet no pressure, bet iš tikrųjų prisiminus ten mano pirmasis matytas asamblėjas ir dabar, kaip keičiasi tas konceptas ir kaip viskas tobulėja ir prisitaiko prie, aišku, besikeičiančių ir nacionalinių problemų, bet ir prie pačių dalyvių. Vis tiek tu nenori, jeigu netobulėsit, nebebūsi aktualus. Tai labai smagu matyti, kad ji tobulėja ta prasme, kad vis pristaiko prie besikeičiančio pasaulio, kad yra vis dar aktuali organizacija ir nėra tik tai, apie ką kartais galbūt gali pasakyti stereotipiškai mąstantis, ar ten, nežinau, ir politikai gal kartais pasako, ten tie studentai, žinai, ten šventoji gal paklausus irgi nebūtų geriausia mūsų reputacija, bet organizacija išlieka dar vis aktuali ir ji tikrai tobulėja visapusiškai. Smagu girdėti. Tai manau, kad pabaigai noriu iš tavęs išgirsti kokį nors palinkėjimą, nors pradžiai tu jau pirmam klausimą tokių minčių paminėti. Iškirpt, kad stako pradžiai sakiau. Bet galbūt, jeigu šiaip šią savaitę pasakėjai labai tokią žiaurią mintį, nežinau, kas bus rytoj, gal mane autobusas nutrenks. Ir aš įsidėmėjau dabar galvoju, tai jeigu tai būtų paskutinis tavo sakinys, ką palinkėtum LSUSA ir LSS-ui? Gal bendrai, dabar kaip močiutė pensininkė nuskambės, žinai, mes kalbėjom apie tai, kad, nes turėjom čia backgroundas, kad turėjom valdybos posėdį ir turėjom pristatinėti ir Ieva labai užakcentavo, kad čia yra Miglin, profesionali sportininkė, tu ten bandai olimpinės žaidynės atsirinkti ir aš sakau, taip, šiandien, bet rytoj mane gali nutrenkti autobusas ir aš niekur nebeatsirinkinėsiu. Tai vadovaujantis tą mintim, tos minties vedama, aš norėčiau palinkėti visai bendruomeniai leisti savo būti šioje akimirkoje ir pasimėgauti ją. Nes tai ties, kuom jūs dabar dirbat, ar tai būtų kažkokie studentų atstovybės problemytės, nevadinkim jų didelėm problemom, ar nacionalinio masto įstatymais grįstos problemos, jūs tai darot šiandien ir nežinot, kur jūs būsit po pusės metų ir galbūt jūs nebeveiksit šitame taip aktyviai ir žiūrėsit taip, kaip aš pensininkė dabar žiūriu ten tuos 3 ar 4 metus atgal ir beprotiškai džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad turėjau tas galimybės, kurios mane išmokino, užaugino. Tai mano palinkėjimas būtų tiesiog šiandien semkite į save viską, ką galit, semkite viską, ką duoda jūsų atstovybė, LSS, visa kita aplinka, kur jūs galit kažką išmokti, kažko pasimt ir tuo pačiu su dėkingumu kažką atiduoti. Tai toks būtų palinkėjimas. Ačiū, Miglė, man buvo labai malonu tavo kalbinti, labai faina. Ačiū, Ieva. Ačiū Jums. Lauksim komentaruose jūsų pasiūlymų, ką pakalbinti kitą kartą. Iki kitų kartų. Ata.